Sveiki visi. Sako, norint išlaikyti dėmesį, pirmos 3 sekundės yra pačios svarbiausios. Bet jeigu tu neturi tikslo išlaikyti dėmesį, jeigu tau tiesiog tai patinka, ką tu darai, įdomu tai, ką darai, tai tikriausiai pirmos 20 sekundžių gali skambėti kaip ką tik nuskambėjo. Tai kągi, naujas mano įrašas, pagalvojau, kad šį kartą įrašysiu bendrai apžvalgą porą savaičių, kas čia vyko. Tai yra apie Ingą Ruginienės tam tikras pozicijas ir apie auditus, ir apie trąšų klausimą, ir net apie Žemaitaičio apgavystę, arba kaip tik gal viskas buvo atvirkščiai. Taigi, norėčiau pradėti nuo žymios mūsų premjerės frazės, kad jinai komandą burs ieškodama gabesnių už save, protingesnių už save. Ir čia ateinam į tokį labai įdomią tikrai klausimą ar diskusiją. Na, pasakė, po to ten užsipuolė, kad va, prie jos ten ministrus, kad čia, ar tikrai jie čia gabesni, tada jinai ten išsigynė, kad čia jinai kalbėjo apie savo patarėjų komandą. Pagalvojau pasiimti gal vieną patarėją, kur iš srities, kurią tikrai puikiai, kurią manau, kad gaudausi, suprantu, tai yra skaitmenizacijos sritį, ir, nes buvo sveikatos klausimas, problema ten ta iškilusi, ta premjerė kažkaip pasišaipė iš tos sveikatos, iš viso to IT ūkio ir pasakė, kad turės dabar jau tikrai ekspertas tiems klausimams spręsti. Na ir pasiėmė tokią patarėją, Dalią Markinienę. Nu ir man įdomu pasidarė, tai kasgi čia yra toks jau gabesnis už tą, protingesnis už premjerą, ir kokia šiaip patirtis, ir kas čia mūsų laukia, mūsų šalies, kokia čia bus gal ta strategija. Ir kas iš tiesų atkreipiau gal į ką dėmesį, labai nustebino patirtis patarėjos. Tai buvimas viešųjų pirkimų skyriuje, augalininkystės tarnyboje, kuri čia taip dabar nuskambėjo, ir tada patirtis, sakykime, nacionalinėj mokėjimo agentūroje, bet tai vėl nebuvo su IT klausimais, čia labiau su kitom sritim patirtis. Ir ateinam tada į tokį momentą, tai kas yra tie protingesni, ar premjerė nemelavo čia sakydama, kad rinksis protingesnius už save. Ir tada techniškai toks yra momentas, kada jeigu premjerė, kaip pavyzdys čia taip hipotetiškai sakau, pavyzdžiui, nemoka įsijungti kompiuterio ir jinai sako, pasiimsiu protingesnį už save, ir pasiimu žmogų, kuris moka įsijungti kompiuterį, nors atsakomybės galbūt yra už visą šalies skaitmenizaciją. Tai turim techniškai teisingai, premjerė nemeluoja, jinai taip ir kaip sakė, taip ir padarė, bet ar mums, piliečiams, tai yra, na, ar tai yra sėkmės istorija, kad premjerė už save protingesnius ima, ar ne? Ir visgi manyčiau, kad čionais reiktų tą posakį tikriausiai premjerės pakeisti, jeigu norim tikrai kažkokio rezultato, kad ne protingesnius už save, o protingiausius šalyje reiktų imtis tuos, kas geriausiai gaudosi į komandą. Ir tada manau, kad visi klausimai būtų atsakyti. Gal tiek trumpai apie komandą, o kitas yra apie tą LRT visą situaciją. Ir čia gal irgi iš Ruginienės pozicijos norėčiau šitą pažiūrėti. Šiandien truputį pradžioje daugiau dėmesio premjeriai. Jinai beje sakė, kad trūksta konstruktyvių diskusijų, tai galvoju, čia gal tikrai va tokio konstruktyvumo įnešti. Klausiausi jos radijo žinių pokalbį apie bendrai apie viską, ir vieną su Raigardu, ir vienas iš klausimų buvo LRT situacija. Prieš tai buvo Dovilės Šakalienės atleidimų istorija, kur premjerė labai pasakė, kad na, jinai nepatinka, kai jai meluoja, dėl to jinai labai to nemėgsta, jinai taip nedaro, aišku, ir jinai, na, dėl to atleido Dovilę. Nu gerai, taip padarė. Dabar einam į kitą klausimą, LRT. Ir klausia, tai ką jūs čia darote? Kodėl čia taip vyksta? Ar jūs norite atleisti vadovę? Ne, sako, nenorim atleisti vadovės. Mes norime tiesiog, kad taryba turėtų daugiau galių kažką spręsti. Ką spręs? Na, nelabai aišku ką. Bet kad jinai tiesiog turėtų daugiau galių spręsti. Ir tada premjerė, matyt, taip nesąmoningai ir pasakė visgi teisybę. Ką jinai galvoja, ką matyt šneka toj pačioj frakcijoj. Tai galiu trumpai pacituoti, tai bus aiškiau, kad buvo pas čia jos žodžiai, kad buvo ateita su smulkiais pakeitimais, duodant nuorodą ne kažką atleisti ar priimti, bet staiga tai išsivystė į kovą už žodžio laisvę. Na, čia nustebimas kažkoks, aišku, kad tai išsivystė, nu, nustebo. Ir dabar ką jinai toliau dėsto iš tiesų. Kad hipotetiškai gali pasikeisti vadovas ir staiga yra įbauginamas visas kolektyvas. Na jau dabar tai bus tikrai blogai. Ir dabar džiaukitės, bet va kas ateis, tai bus tikrai blogai. Na, jinai mato taip situaciją. Ir tada prideda, kad jinai yra tą pati patyrusi, kad kai ateina ir visi laukia, tai jau kas bus blogai, o jinai ateina į naują kolektyvą, pati premjerė čia savo situaciją pasakoja, ir visi pamato staiga, kad viskas yra geriau, ir pradeda džiaugtis tuo pakeitimu. Tai bet tą sudėtingą laikotarpį reikia kažkaip išgyventi, ir dabar jinai mato įbauginimo ženklų, ir kokią jinai užduotį LRT tarybai gal formuoja, ar nori, lūkestį formuoja, kad jinai įtikintų tuos visus žurnalistus, kurie jos manymu čia yra įbauginti tos vadovės,
kad čia bus prie jos gerai, be jos bus blogai, kad pokyčiai yra tam, kad sąlygos nepablogėtų, bet pagerėtų. Tai A, jinai sako, kad nenori atleisti vadovės, bet B, dėsto visą vadovo atleidimo konceptą, kaip jisai čia veikia, kaip čia tie žmonės, kaip tas pokytis vyksta ir kad jisai čionais realiai jinai tą ir sako, kad jis per tarybos užduotis įtikinti per pokytį einant, kad žurnalistai tikėtų, kad viskas bus gerai. Nors, sako, šiaip jokio pokyčio neplanuojam. Na tai, mano manymu, čia yra truputį meluoja premjerė. Ir jeigu jinai atleido Šakalienę už melą, tai kaip jinai šiuo atžvilgiu pati su savim pasielgtų. Tai tiesiog gal atsibodo klausytis tų visokių pasakų. Paimtų, pasakytų, kaip ten tas Baranovas, kuris ten kaip rinkikų kolegija mato, ne šitą LRT tarybą ar ta pati Vėsaitė. Pačiamutaitis, kur sako, reikia tiesiog tikslas atleisti ir viskas. Pasakytų tą, visiems būtų aišku, nu ir judam tolyn. Bet taip nėra. Taigi, tikiuosi, gal kažkada išdrįs. O dabar ateikime į trečią mūsų, kaip čia, apžvalgos vietą, tai LR, kaip čia, krašto auditą, mūsų krašto apsaugos ministerijos auditą, kur čia Žemaitaitis keletą klausimų, dabar didžiuodamasis pranešė, kad jisai čia patvirtintas. Žiūrėkit, to audito jums net nereikia, aš galiu sutaupyti pinigų. Aš jums galiu paaiškinti konceptą, ką jūs ten rasite ir kodėl jūs ten rasite. Mes turime švietimo situaciją Lietuvoje, visi matom kokią. Turime sveikatos apsaugos situaciją Lietuvoje, kokią visi matom. Ir tai yra sektoriai, kur mes nesame nepatenkinti daugybę problemų, apie jų žlugimą šnekam. Bet jie yra vieši žmonės, jie nuolat jaučia spaudimą, nes mūsų piliečiai tame dalyvauja, juos visus piliečius praktiškai šitie sektoriai liečia, jie nuolat dalyvauja juose ir vis tiek juose yra tiek problemų. O dabar nueikime į krašto apsaugos ministeriją, kurioje yra uždara absoliučiai sistema, nepasiekiama mūsų piliečiam, pinigų daugiau dar negu ten. Tai kaip manot, kodėl ten turėtų viskas būti puikiai ir gerai, lyginant su čionais? Juo labiau, kad turiu kai kur ir, sakykim, kai kurių informacijos ir duomenų taškų, ten tokių, pagal kuriuos galiu pasakyti, kad auditas tikrai parodys labai prastus rezultatus, parodys prastą situaciją ir tada, aišku, Žemaitaitis puls čia sklaidytis, kaip čia vat ir gerai padarė. Ten ne audito reikia, ten reikia gabių žmonių iš šono, kurie drąsiai imtųsi ir darytų. O, čia sujudinau, ką tik. Tai iš esmės, kas dabar, žiūrėkit, su tais auditais nutiko? Iš tiesų, į kokią mes problemą atėjom? Ko šitie valdantieji dar nesupranta? Jie ir tikriausiai gal nesupras, tai čia ne jų problema bus, bet tai bus mūsų problema. Padarė ten LRT auditą. Kam jį padarė? Na, kad galėtų drožt tą vadovę, ne? Vėl kažkokį auditą daro. Ne su tikslu iš tiesų ras kažką. Visur ten bus blogai, ten visam viešajam sektoriui. Šita korporacija tiesiog veikia neefektyviai, kur besi ten bus problemas. Auditus naudoja po to kažkokiam pokyčiam tarp žmonių, tarp vadovų, ne? Tai kas dabar nutiko? Mūsų visam viešajam sektoriui. Jeigu ten jau prie Tėvynės sąjungos, na, ten kažkas dar geriau, blogiau, ten kažkas judėjo, dabar toks nusileido ant viso sektoriaus biurokratijos liūnas. Dabar, kai visi vadovai institucijų mato, kas vyksta, kaip auditą padaro ir tada audito išvadas naudoja drožiant dėl kažko tos vadovus, visur viskas susikoncentravo, ne jūs, brangieji piliečiai, tikrai ir taip seniau trūko dėmesio galvojant apie mus, bet susikoncentravo į tai, kaip tos dokumentukus tvarkingai turėti, kad viskas būtų gerai, kai nedaug dievė ateis auditas. Ir dabar visa valstybė mūsų veikia tik dėl dokumentų. Jau ir tai prieš tai turėjom daugybę problemų dėl tos biurokratijos, bet dabar tai tokia kaip geležinė užsklanda biurokratijos nusileido. Ir kodėl aš tą galėčiau pasakoti net tame nedalyvaudamas, bet taip pat matau ir iš mūsų komandos, kurie dirba, kas darosi, koks staigiai poreikis į tuos dokumentus, jų pildymą atsirado. Ir tokioje aplinkoje tu jokio rezultato nepasieksi, jokio pokyčio nepadarysi. Ir čia, brangioji vyriausybė, jūs ateinate į tokį momentą, kuriame jūs toj pradėsit suprasti, kad ką jūs norit padaryti, niekas nevyksta. Nes jūs savo pavyzdžiais, su tais auditais, tais daužymais tų institucijų, ne pagalbo, o tiesiog sukalimais viešais, jūs duodate tokį pavyzdį, kuris tikrai nenuves jokių institucijų link rezultato. Gabūs projektų vadovai sėdi ir pildo dokumentukus ir formas, vietoj to, kad vestų tą pokytį link kažkokio rezultato. Taigi, turim tokią situaciją, bet visa tai iš tiesų nėra sunkiai išsprendžiama. Tai reikia, kad vadovybei pasikeistų matymus, parodytų drąsą, parodytų norą tam pokyčiui, parodytų, kad nebijo iš tiesų, kad nesvarbu, kas ten ką suaudituos, svarbu darom, varom ir viskas pasikeičia. Tai čia nėra sunkiai atstatoma, tai čia gal, sakykime, tokia gera naujiena. Kitas yra dabar dalykas trąšų klausimas, kur išėjo ant stalo, ne? Nu, pagaliau ten jau pradeda aiškėti, kas čia iš tiesų vyksta, kas kaip ir tai buvo aišku, tai kad čia trąšas tikriausiai už to slėpsis vis tiek tas trąšų tranzitas. Bet
Bet dabar jau juolab, kad ir Amerikoje ten pradeda tartis su tais pačiais baltarusais. Ir kas čia nutiko, ane, kai atsirado galimybė tokia teorinė apie trąšų tranzito atnaujinimą šnekėt. Iš karto ten Žemaitaitis tą jau seniai pasakojo, tas nieko neslepia. Bet kas mane nustebino, tai nacionalinis susivienijimo šitas Sinica išstojęs, kad jo reikia čia vežti. Jis čia tokią sudėliojo teoriją, kad dabar čia tie rusai išlošia iš to ir mums reikia iš jų tuos pinigus atimti, pasiimti ir patiem vežti. Nu ir gal dar tuos pinigus net atiduoti tiem patiem ukrainiečiam, šiaip skamba visai, ne, visai įdomiai. Ta patį ten ir Kaunas ministras užsiminė, tą patį ir prezidento patarėjas užsiminė, po to paneigė. Bet matyt, man panašu, kad šitam idėja tikrai buvo svarstoma ir bus svarstoma. Galvoju pasidalinti su savo pozicija, kodėl aš tą truputį kitaip matau. Tai vienas dalykas, tai mes turėtumėm irgi pagalvoti iš tiesų, ką mes čionai sprendžiam. Tai grubiai verslai būna kelių tipų. Jeigu taip žiūrėt, vienas ten aš uždirbu 2 eurus, tu eurą, super, visiems gerai, arba ten aš uždirbu eurą, tu 2 eurus, ne, irgi geras verslo santykis. Bet būna kitoks verslo santykis, kur mes prarandame eurą, jūs prarandat 2 ir tai mums yra gerai, nes jeigu, pavyzdžiui, ten yra 2 parduotuvės kažkokiam ane miestelyje, mes tikslas kitą nuvaryti į minusą, kad užsidarytų ir likčiau vienas, nu, tai aš tiesiog priimu tą nuostolį kaip investiciją kažkokią. Arba aš ten galiu net minusą didesnį generuoti, tu mažesnį, aš didesnį, bet aš galiu tą didesnį prisiimti tam, kad tave ten nuvaryt kažkur į tą, kur aš norėčiau tave. Kur tu nenorėtum nueit, bet aš norėčiau, kad tu nueitum, kad užsidarytum, ten gal pasitrauktum. Na tai, pavyzdžiui, populiaru tai būna, kad, pavyzdžiui, didžiulė įmonė internete, jinai ten gauna daug investicijų, jinai ten į Google užpila AdWords su reklamom ir kad mažos įmonės, net ten bandymai joms įeiti, ten joms kainuotų daug, rezultato greitai negautų, nu, ta prasme, arba ten tikrai vėl su tom pačiom parduotuvėm, tu daugiau turi pinigų, tu gali didesnį minusą prisiimti, ne, negu tas. Na, tokie situacijos tokios įmanomas yra ir jos yra pateisinamos, jeigu tu turi kažkokį planą. Taip ir čionais dabar, aš su tom trąšom, tai matau, kad situacija yra labai paprasta, kad mes tiesiog dabar baltarusai patiria didelę žalą ekonominę. Aš baltarusus, ir čia dabar, jeigu jūs palaikot karą už Ukrainoje, manote, kad Baltarusija dalyvauja tam kare, tai čia jums dalis, vėliau bus tiems, kurie mano, kad Baltarusija nedalyvauja tam kare Ukrainoje. Ir čia reiktų viską tik iš ekonominės prizmės vertinti, tai galima ir taip bus apžvelgti. Bet dabar baltarusai, mano manimu, dalyvauja labai intensyviai kare su Ukraina ir tą mes iš Zelenskio girdim ir šiandien žinutės, ir šiandien pranešime. Ir kas yra, kai jie veža tas trąšas per Rusiją, tai ten, nu, ta prasme, ten yra didžiulis maršrutas, ten didžiuliai nuostoliai yra. Ir ta Baltarusija, šiaip kodėl jinai iš tų trąšų užsidirba, ne dėl to, kad ten super verslą turi, bet dėl to, kad pigiai dujas gauna iš Rusijos. Rusai prisiema nuostolį, duoda Baltarusijai, tokiu būdu jie laiko pririštą per tas dujas. Ir baltarusams jie negali dėl to dabar dujų kainos irgi kelt, nes jie tranzite nuostolį patiria baltarusai gana nemažai ir iš to nedaug užsidirba. Ir aš manau, kad čionais tie, ten tas 100 ar daugiau milijonų, kiek mes gautume, sakykime, biudžetą, nes traktuokim 50 milijonų gautume už to naftos tranzito, tai jie patiria žymiai didesnę žalą, tenais žymiai didesnius nuostolius patiria. Ir jeigu mes traktuojam, kad mes visi kariaujam vieni prieš kitus, mums tinka tas nuostolis ir viskas gerai, mes negausim tų pajamų ir viskas gerai su tuo, aš nematau problemos. Aš matau problemą, kad jeigu mes čia staiga pradėtumėm draugauti su to Lukašenko, kurį mes sakom, kad jis yra nelegitimus ir iš esmės čia yra principo reikalas, jis mus čia, kaip čia pasakyti, nu, duhina, čia gal taip liaudiškai pasakysiu. Bet taip elgiasi, pažiūrėkit tos oro balionus, pažiūrėkit, kaip jis elgiasi. Ir mes dabar čia nusimovę kelnes eisim pas jį čia prašyti ir tartis. Nu, taip nesidaro tiesiog, man atrodo. Rimtose reikaluose yra kažkokie, turi būti tarp valstybių principai ir pozicijos. Ir šitoje vietoj, gal ko aš matyčiau, tai gerai, jeigu mes jau norim tos vežti trąšas, tai aš sakyčiau, žiūrėkit, ir mes ukrainiečiam norim tą pelną pasiūlyti, tai pasakome taip, tegul Lukašenka ir susitaria su ukrainiečiais. Jeigu ukrainiečiai leidžia, sako gerai, mums sako gerai, kad vežam Baltarusijos trąšas, va, su Zelenskis duoda, sako, žalią šviesą, aš sakyčiau, gerai, nu tai ukrainiečiai leido vežam ir tada pelną siunčiam ukrainiečiam. Kitaip sakant, tegul eina tas pats Lukašenka ant tų, kaip čia, ir maldauja to Zelenskio, va, jam atgal už mūsų oro balionus, tokį atgal įsekime, tegul ten jau jie tarėsi, mes tokie, sakysim, susitarkit, duokit žinią mums, kada čia vešim, nevešim. O dabar ateinant į tą klausimą, jeigu mes tikrai net ir, pavyzdžiui, aš sakau, nenorėčiau aš, kad būtų vežama. Tai kažkas sako, tai palauk, Eimantai, kiti sako, kur nori vežti, 50 milijonų atneši biudžetą, tu net neši. Nu, mums geriau už tos pasirinkti. Bet aš galiu pasakyti, kaip galima tos 50 milijonų atnešti. Tai jeigu man kas nors tą biudžetą Lietuvos duotų, nežinau, aš tai spėčiau savaitę, 2 su komanda panagrinėti ir leisti išbraukyti eilutės, kurios nekuria jokios vertės, tik sukuria papildomas problemas, nes reikia papildomai dirbti, nieko už tai negausim. Gal sukursim kažką, ko visai nereikia, ar dar reiks palaikymui skirti pinigų.
Aš manau, per porą savaičių mes tuos 50 milijonų nesunkiai surinktumėm. Nukirptumėm visokias galimybių studijas, tenais, nukirptumėm nereikalingus investicinius planus, ten kažkokių dar ten visokių ten tų studijų, studijėlių, mokslinių tyrimų. Yra ten pilna vietos, pilna ministerijos turi ten tų pinigų, net ir dabar spaudžiamas, žinau, kokius tų perteklius tų pinigų turi. Tiesiog nukarpai ramiai ir atsisveikini ir turi tą patį 50 milijonų, va, tik tai, kad jis dar vertę kūrė, nes mažiau valstybė turi nesąmonių daryti. Tai vat iš čionais, o jeigu duotų daugiau laiko ir šnekant apie kitokias priemones, manau, kad galima dar nulį būtų prirašyti, kiek čia būtų galima nesunkiai sutaupyti. Tai, bet apie tai gal kita būtų tema. Tai va, trašų, jau judant iš trasų klausimo, galim į paskutinį, tai ta Žemaitaičio apgavystė, kur Karolis Žukauskas, beje, pradėsiu nuo to, kad pagarba Karoliui, kaip ten su tais Amerikos bilietais jisai pavarė, tai tikrai už tai, ką jis daro. Karolis turi savo naują dabar Substacką, Patreoną, tenais galite tikrai rekomenduoju paremti Karolį, net nebūtinai už tai, ką jis rašo, bet tiesiog už tai, ką jis daro. Ten galėtų dėl manęs ir nieko nerašyti, aš vis tiek remčiau. Už tai, kad yra tiesiog toks žmogus Lietuvoje. Tai tą pasakius, judam į tą Karolio Žemaitaičio paskutinę apgavystę, kur Karolis tą kaip ir reklamuoja, rodo, didžiuojasi. Bet mano manimu, čia atvirkščiai viskas buvo. Čia iš tiesų Žemaitaitis taip išėjo, kad pasinaudoja Karoliu. Nes kas yra apgavystė? Ane? Ateikim tą terminą. Apgavystė yra, kai tu kažką padarai, kažką apgauni, ne, ir tas žmogus nežino, kad kas kitoj pusėje yra, jis apsigavo, kažką pasakė, galbūt ko nenorėjo pasakyti. Na, ta prasme, kažkaip privertė kažką daugiau pasakyti, patirti, kad padarytum kažkokią žalą lyginant su savo nauda. Bet dabar kokią žalą patyrė Žemaitaitis, pagalvokim. Jeigu jis būtų žinojo, dabar tarkim traktuojam, kad jis nežinojo, kad šneka su Karoliu, bet jeigu jis būtų žinojęs su Karoliu, ar jis būtų, kad šneka su Karoliu, ar jis būtų ką nors šnekėjęs kitaip? Nemanau. Nieko jis nebūtų šnekėjęs kitaip. Ir tai, kad Karolis ten vat, išgirdo iš jo to, kaip jis ten konkrečios įmonės, ar ne publiko, man atrodo, kad žinai, nelaimės konkurso ir jis tą rodo kaip jau tokia, čia kad Žemaitaitis, wow, kažką blogo padarė. Nieko Žemaitaitis, prašau, nieko blogo nepadarė iš tiesų. Jisai paėmė, sužaidė tokį žaidimą. Kai tau skambina žurnalistas, tu duodi kažką tokio, kur žinai, kad žurnalistas užsikabins. Bet iš tiesų žinutę tu siunti absoliučiai kitą. Kai po to, kad viską išdėstė, kas nelaimės, kas yra, įstatymiškai pažeidimą gali traktuoti, čia taip ir taip, labai blogai, wow. Bet ką jis pasakė? Nelaimės, nes jis tą konkursą nori atiduoti mažiukam. Ir čia buvo esminė žinutė. Ne? Jis kovoja prieš tos didelius kažkokius Vilniaus elito įmonės už tai, kad mažiukai regionuose gautus. Jo toks tikslas. Ir jis tą patį LRT, kur ten tam pokalbė minėjo tą kultūros, man atrodo, medijos rėmimo fondas, kur irgi žiniasklaidai pinigai eina, kur socdemai sumažino, kur sakė, kad jie net norėjo padidinti. Tai ta prasme, kad jis ieško būdų, kaip paremti tą žiniasklaidą, nupirkti, paremti, kaip tikriausiai tas pats žodis tinka. Šiaip, protingai viskas, taip daroma. Negali čia kažkaip pikti ant jo. Ir šitoj vietoj toliau tas pats, su to žurnalistu, kad jis dar kaip jie sutaupys tų pinigų, ne 500 000, kad čia patys rašys, pirksi tai reklamos plotus, tokia strategija kažkokia padėliota. Tai, prasme, tai čia tokia žinutė buvo. Ir gera čia ta žinutė. Aišku, klausimą galėtume matyti iš viso, kodėl čia reikia pirkti tos plotus. Tokia. Gal pavojingas klausimas, jeigu žiniasklaida klauso, bet toks galėtų būti. Bet, sakykime, Žemaitaitis labai puikiai čia persiuntė tą žinutę, ką jisai daro, kaip jisai dirbo, o dabar ką daro Karolis, jis reklamuoja tą pokalbį, jis reklamuoja Žemaitaitį. Ir tai yra, man visą laiką, štai, nežinau, man Remigijus patinka, kaip tikrai jisai dirba ir kai jisai sakė, kad jis supranta tų žurnalistų, supranta, kaip jais pasinaudoti, jis nemelavo, taip ir yra, jeigu taip žiūrėt. Ir čia gal, bet sakau, čia Karolis po to bilietų istorijos Amerikoje, mano manimu, ką jis bedarytų, jis yra tiek pliuso padaręs, kad čia tiesiog prašysiu tęsti jo darbus, nesvarbu, kokiam sąlygom, kas be nutiktų. Tai tiesiog su tuo Remigijum reiktų visai kitais būdais, aš manau, ir tokių pokalbių net, jeigu šiaip aš būčiau vertinęs, aš nebūčiau dėjęs to pokalbio, nes manyčiau, kad tai yra reklama Remigijui ir tai gal nėra mūsų tikslas šitoje vietoje. Bet šiuo metu iš to pokalbio, sakykime, išėjo laimėtojai, išėjo Remigijus ir išėjo Karolis. Ir gal dar aš truputį, nes aptariau šitą pokalbį, gal kažkiek gausiu kažkokio dėmesio. Tai va tiek apie apžvalgą, tai noriu, tikiuosi, gerai atšventęs, laukia dar nauji metai, o čia noriu padėkoti savo vlogo rėmėjui Ernestui, kuris man paskolino ar padovanojo šitą mikrofoną, neapsikentęs garso, tikiuosi, kad jau padovanojo po šitą įrašą. Tai viskas susijungia. Tai ačiū Jums, ačiū tiem, kas klausėte ir iki kitų metų, kur tikiuosi įrašysiu ir daugiau visokių apžvalgų. Iki.